Šis apleistas šiuo metu ir tuščias pastatas, buvusi mokykla, tuščia mokykla, po metų su trupučiu taps vėl gražia švietimo ir ugdymo įstaiga, į kurią būtent Šolomo Aleichemo mokykla persikels iš Justiniškių. Darželis, kuriame šiuo metu yra įsikūrusi Šolomo Aleichemo mokykla, po persikėlimo čia, perkelimo mokymo proceso, bus rekonstruotas ir grąžintas atgal ir taps darželiu, kurių taip Vilniaus miesto gyventojams reikia. Taigi tai yra akivaizdus ir geras pavyzdys taupesnio turto, geresnio turto naudojimo, kurio disponuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Pagaliau turėsim savo kiemą, turėsim savo erdves. Aš tikiu, kad viskas mums klostysis puikiai. Tiesa, bus sporto aikštynas, bus sporto aikštelės. Visos investicijos į švietimą, tai yra investicijos į šalies ateitį, į Lietuvos gerovę.